Sveiki, mėly bendraminčiai, sveikinu Jūs šiandieną seminare Giminės resursų atstatymas arba ryšys su protėviais. Ir šiandieną yra ypatinga tema, kurią norėtųsi šiek tiek labiau praplėsti ir atskleisti. Ir manau, kad kiekvienas susirinko čia turėdamas tam tikrą tikslą. Tai yra galbūt labiau ir daugiau sužinoti, tai yra kas yra ancestologija, bet tuo pačiu šiandien aš kalbėsiu ir apie psichogenealogiją, kadangi šitie mokslai yra tarpusavėje susiję ir aš juos kartu studijuoju. Ir dauguma jau yra girdėję apie ryšį su protėviais ir koks jisai yra svarbus. Yra kelios iš tikrųjų nuomonės. Ir viena nuomonė, kad yra iš tikrųjų svarbu prisiminti, gerbti ir turėti tam tikrą ryšį su savo giminės sistema. Nes žmogus gali būti prilyginamas kaip medžiai, kurio šaknis tai yra protėviai. Ir visa sukaupta energija, visi sukaupti resursai, visos žinios, informacija, kuri pasiekia mus. Ir mes esame visos tos struktūros nausta dalelė, tai yra tos sistemos pratęsimas, kuri turi savyje surinktą atitinkamą genų rinkinį. Todėl mes galime stebėti, kurios savybės labiau pasireiškia mūsų charakteryje ir taip pat surasti, galbūt į kurį protėvį mes esame panašus. Ir žmogus, kuris neturi stiprių, gilių šaknų, jisai kaip tas medis, kuris neturi šios energijos, kuri palaiko, į kurią visada gali kreiptis, kuri padeda tau, apsaugo tave, jeigu tu tik tai turi puikų ryšį su savo giminės sistema. Jeigu žmogus sako, nesvarbu, kokia yra mano giminės sistema, nesvarbu turėti gerą ryšį su protėviais, toks žmogus lygtais kaip tas medis yra nukertamas nuo šaknų ir įsivaizduokite, kas tada įvyksta. Ane, medis pradeda vysti, džiūti ir galų gale nebeegzistuoti. Taip pat pati giminė sistema yra labai plati sąvoka, kuri apima mūsų ir partnerio, tai yra sistema, su kuria mes susijungiame. Ir mes esame taip pat sudaryti iš savo mamos giminės sistemos ir tėčio giminės sistemos. Ir per mus prateka tiek in ir tiek yang, tai yra moteriška ir vyriška energija. Ir per daugybę metų mūsų protėviai sukaupė daugybę resursų ir informacijos, sukaupė mums, kad galėtų perduoti tam tikras žinias. Ir galbūt kažkas iš jūsų turi tam tikras ir šeimos tradicijas savo šeimoje. Tai yra, pavyzdžiui, močiutė gražiai siuvinėdavo. Pavyzdžiui, mano atveju. Viena močiutė labai gražiai siūdavo. Tiksliau, pas mane buvo 3 močiutės. Tai yra viena iš tėčio, kita iš mamos pusės. Ir kadangi senelės vedė antrą kartą, tai gavosi, kad 3 ir trečia irgi skaitosi, kad įeina į giminės sistemą. Ir jos visos 3 labai gražiai siūdavo, kai kurios iš jų siuvinėdavo, viena siūdavo Vilniaus ponioms, kita Kauno ponioms. Ir ta savybė, tas genas, jisai, manau, kad persidavė ir man, nes turiu tokį irgi pomėgį siuvinėti, nors tam neturiu daug laiko, bet vis tiek bandau ir surasti laiko, tai noriu parodyti keletą savo darbelių. Tai čia būtų realistinis siuvinėjimas ir toksai labai įdomi tokia technika. Ir tai pirmasis buvo realistinio siuvinėjimo darbelis.
Ir antrasis, tai jau šiek tiek sudėtingesnė technika. Ir tai yra siuvinėjimas liunevilio vąšeliu. Irgi va toks gražus labai darbelis, nežinau, kiek čia gerai bus įmanoma pamatyti. Ir va, tokie gražus labai kūriniai. Tai aš manau, kad va, šitas talentas, šita savybė, jinai būtent atėjo iš mano močiučių, tai yra per moterišką giminę. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi ir jaučiu va, tą va, tokį pomėgį, potraukį tai daryti. Ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų gali va, pastebėti, ką mėgdavo daryti jūsų tėvai, ką mėgdavo daryti jūsų seneliai. Ir pasižiūrėti, vat, kokius talentus, kokias savybės jūs paveldėjate. Taip, aš matau priekyje mūsų grupės taip susirašinėjimą. Gerai, bet tuo pačiu esu pasiruošusi ir skaidres jums šiek tiek plačiau papasakoti apie tai, kuo aš domiuosi, tą, ką aš mokausi. Ir dar noriu pasakyti, kad yra ir tokių žmonių, kurie sako, kad vis dėlto galbūt ir nėra svarbu turėti tą ryšį su savo protėviais, kad jau kas buvo, tas buvo, viskas lieka praeityje ir lygtais mes nubraukiame, nupjauname tas šaknis, liekame be maitinimo, be mitybos. O New Age'as irgi būna kartais sako, kad mes esame visiškai išsilaisvinę nuo visų giminės programų. Ir čia iškyla labai didelis klaustukas, ar tai tiesa, ar ne. Ir tam, kad galėtume teisingai atsakyti į šį klausimą, ar tikrai mus neįtakoja giminėje, pavyzdžiui, giminės kūne, sukauptas visos, pavyzdžiui, traumos. Tai yra neuždaryti geštaltai. Jeigu mes ypatingai stebime savo giminėje, pasikartojančius scenarijus, tam tikrus gyvenimo įvykius, apie kuriuos mes aptarsime visai netrukus, reiškia, mes dar nesame pilnai išsilaisvinę iš šių programų. Ir mes esame tokiame momente, kai mes galime tai padaryti sąmoningai. Sąmoningai priimdami ir atpažįstami šias programas. Ir tai mums padeda psichogenealogija ir ancestologija. Ir kaip aš patekau į šios mokymus ir kaip susidomėjau jais, iš tikrųjų tai buvo vienu laikotarpiu, kai aš piešiau estetinio coachingo diplomą, tai yra piešiau neurografiką. Ir dabar neatsimenu, kokios ten buvo tiksliai temos ir man atėjo tokia mintis, tokia vizija, tai yra darbas su protėviais, tai yra su protėvių sistema. Kadangi daug kas žino, kad esu Reiki meistrė mokytoja, tai mes labai daug dirbam su visatos gyvybinė energija. Ir kartais, kas mėgsta medituoti ir užsiimti, tarkim, Reiki praktiką ar kitomis dvasinėmis praktikomis, pastebi, kad kartais trūksta to įsižeminimo, to ryšio su žeme. Ir piešdama neurografiką man vis ateidavo mintis ryšys su protėviais. Ir aš atsidariau Instagramą ir, net nežinau kaip, suradau, ar kažkokį skelbimą, kažkokį žmogaus anketą, kaip tik, buvo kvietimas sudalyvauti nemokamame pristatyme, seminare, tai yra apie giminės resursus ir aš sudalyvavau, man iškart patiko, jeigu man kažkas patinka žmogus ir pats pristatymas, aš visada priimu greitai sprendimą, pagavau tą impulsą, įkvėpimą, aš priimu sprendimą ir aš jau iš karto užsirašiau į mokymus. Ir iš tikrųjų tai yra labai profesionalūs ir gilūs mokymai, tai nėra tik tai, pavadinkim, ezoteriniai mokymai, kur, jeigu jūs matėte, kad ten pamedituojame ir to ir pasibaigia. Iš tikrųjų tai yra labai platus mokslas, kuris remiasi ir psichologinėmis žiniomis.
ir prie kurių mes šiek tiek ir prisiliesime šiandieną, kad jūs galėtumėte susidaryti tokį platesnį vaizdą, kaip profesionaliai mes galime dirbti su savo giminės resursais ir kam iš viso tai reikalinga. Nes mes kaip ir žinome, kad mes galime perimti ir tam tikras, pavadinkime, galbūt neįgiamas savybės. Galime stebėti, kaip mūsų giminėje kartojasi tam tikri ir neįgiami scenarijai, bet taip pat mes galime ir pasiimti ir tiksliau priimti net ir visas ir gerasias savybės, kaip pavyzdžiui, pavadinkim tokį talentą, visi žino, kad tai iš tikrųjų reikia labai daug kantrybės, kad pradėti siuvinėti. Ir man visada būdavo labai gražu žiūrėti, kaip moteris ten siuvinėja, tai toks kruopštus labai darbas. Ir kiekvieną tą mažiuką karoliuką paimti, jį prisiūti, tai iš tikrųjų labai yra gražu. Ir taip pat noriu priminti, kad mūsų ir pati kultūra ir mūsų pati kalba yra viena iš pačių seniausių kalbų pasaulyje. Tai reiškia, mes nešame savyje tą tokią gilę, istorinį tokį gilų geną, ar ne, kuri ir galima sakyti, mūsų tauta kaip ir nėra jau didelė, jinai tokia labai nedidelė ir ko mes labiau atsigręšime į savo protėvius, į savo kultūrą, į savo paveldą, tai mes galėsime labiau jį išlaikyti ir taip pat perduoti tuo pačiu ir kitoms kartoms. Taip, tai dabar skaidrės. Ir trumpai apie mane, galbūt ne visi mane pažįsta, tai norėčiau dar prisistatyti jums, kad esu Reiki meistrė mokytoja ir taip pat ancestologė. Ir ancestologija tai iš tikrųjų tas mokslas, kuris kilo iš žodžio ancestors, tai yra protėviai. Ir kadangi tiesioginio tokio, kaip ir vertimo nėra, tai aš tiesiog pridėjau lietuvišką galūnę. Ir padariau lietuvišką žodį, nes kadangi kai kuriuos terminus turiu versti į lietuvių kalbą, tiek iš anglų ar rusų kalbos, iš įvairių kalbų, tai tenka padaryti tokias kaip naujienas sulietuvinti, ar ne, pridėti lietuvišką galūnę, nors pats žodis turi anglišką šaknį. Ir pati ancestologija tai turi irgi savas šaknis, kurios siekia netgi dešimtmečius ir remiasi Zigmundo Freudo, Karlo Gustavo Jungo, Anos Schussenberger, Lolas Hoffman ir Tobias Holz žiniomis. Būtent jie ir suformavo ancestologijos, tokio kaip pavadinkim disciplinos, tą pagrindą. Ir šios žinios padeda analizuoti giminės pasąmonės paslaptis. Ir čia mes pradedame suprasti, kad mes turime sąmonę, ar ne, turime pasąmonę ir dar egzistuoja ir giminės pasąmonė. Ten, kur yra visa informacija surinkta. Tai yra, jūs atėjote į šį pasaulį ne vieni. Ir jūs iš pradžių supo tam tikri žmonės, tai yra jūsų artimieji žmonės, ne, jūs perimate irgi iš jų tam tikras savybės. Ir kai jūs augate, jūsų socialinis ratas, jisai plėtėsi ir jūs taip pat ir susipažinote dar ir su kitomis savybėmis. Todėl kiekvienas žmogus, augdamas tam tikroje šeimoje, jisai turi, įgauna tam tikrą, pavadinkim, psichologinį, turi susiformavusi atitinkamą požiūrį, kurį įtakoja ir šiuolaikinis laikmetis. Ir taip pat aš esu ir dvasinio stuburo ištiesinimo specialistė ir Theta Healing praktikė, tai iš tikrųjų nuolatos mokausi ir tobulėju. Visada mėgstu susipažinti su naujais metodais, juos patyrinėti, prie jų prisiliesti.
ir pasilieku tam tikrus metodus, kuriuos jau praktikuoju, tarkim, 10-metį, tai yra kaip reiki praktika, tai yra japoniškas metodas, kurio pagalba mes galime save energetiškai palaikyti, harmonizuoti, atstatyti, padėti savo ir padėti kitam žmogui natūraliu būdu. Ir taip pat dirbu ir su sąmonė, pasąmonė. Irgi yra tam tikros technikos ir praktikos, kai mes galime meditacijos būdu nusileisti ar susisiekti su savo pasąmonė ir priklausomai nuo užklausas dirbti su ją ir stebėti, kaip mūsų pasąmonė kalba su mumis. Tai yra, kokius siunčia signalus arba kokie iškyla vaizdiniai. Taip pat esu ir neurografikos instruktorė. Ir dažnai tam tikras praktikas irgi lygiagrečiai derinu su neurografiniais piešiniais, kurių algoritmų yra iš tikrųjų begalė ir būtent šią praktiką galima pritaikyti bet kurioje, pavadinkime, sferoje. Taip pat esu baltiškos lilos meistrė, aurosoma praktikė ir meditacijų autorė. Vat kaip ir šiame kanale vyksta transliacija, tai jūs galėsite paskui pasižiūrėti, yra labai daug nuostabių meditacijų, kurios padeda giliai atsipalaiduoti, nusiraminti ir pajausti naujos energijos tėkmę. Ir šiandieną aš dar norėsiu praplėsti ir daugiau pakalbėti, kas yra psichogenealogija, ką nagrinėja psichogenealogija, kas yra transcendentinė trauma ir kokie yra sprendimų būdai. Kas yra psichogenealogija? Psichogenealogija tai yra psichologijos disciplina ir psichoterapijos metodas, kurį sukūrė prancūzų psichoterapeutė Anne Anseline Schussenberger. Metodas yra pagrįstas idėja, kad tam tikros traumos ir šeimos sistemų struktūros gali būti perduodamos iš kartos į kartą, paveikiant psichologinę palikuonių gerovę. Tai yra transgeneracinė trauma. Ji savo knygoje Protėvių sindromas siūlo metodus, kurie gali mums padėti atpažinti, suprasti ir išspręsti praeityje sukurtas problemas. Ir ši knyga greičiausiai yra, anglų kalba, dėl lietuvių kalbos, man atrodo, nemačiau, bet tie, kurie domisi šią temą ir norėtų labiau ir giliau patyrinėti, tai tikrai gali pasižiūrėti internete ir norimą kalbą atsisiųsti ar tiesiog ar PDF failą, ar spausdintinį failą ir jau pradėti truputėlį gilintis ir susipažinti su psichogenealogija. Ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų gali pastebėti jau dabar ir pagalvoti, pamastyti, kokie šeimoje kartojasi scenarijai iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, ne? Susitokia, tarkim, močiutė su seneliu, ar ne? Ir gimė vaikas, bet jie nesutarė ir anksti įvyko skyrybos. Reiškia, moteris viena augino vaiką. Toliau ta mergaitė, kuri išaugo, lygiai taip pat, susirado vyrą, ištekėjo už jo, gimė vaikas, ne? Ir dėl kažkokių tai priežasčių jie išsiskyrė ir moteris viena augino vaiką. Tai mes pagal tai galime stebėti, kaip kartojasi scenarijus pačioje giminėje. Ir scenarijai gali būti labai įvairūs. Tai būtent šis tai yra, kad viena moteris augina vaikus, vieną arba kelis vaikus, ne? Kai pati visko rūpinasi, pati uždirba pinigus, tokios moteris dažniausiai būna labai stiprios ir jos tokios labiau dominuoja. Pagalvokite, kokios galėjo būti pas jūs programos, ne? Ar iš mamos pusės, ar iš tėčio pusės. Tai gali būti ne tik scenarijai, bet ir tuo pačiu pasikartojančios tam tikros ir ligos. Ne? Kai žmogus ateina ir nori pasidaryti, pavyzdžiui, ancestologinį
tarkim, žemėlapį savo, kaip gimimo matricą pavadinkime, tada yra ypatingai apskaičiuojama, tai yra pagal žmogaus gimimo datą ir mes tada jau pasižiūrime, su kokiomis energijomis iš šeimos atėjo žmogus. Ir pagal tai mes jau galime žiūrėti ir aptarti tam tikras energijas. Taip, psichogenealogija teigia, kad neišspręstos problemos, traumos ir konfliktai iš praeities gali pasireikšti palikuonių gyvenime ir turėti įtakos jų emociniai būsenai ir elgesio ypatumams. Pagrindinis šio metodo įrankis yra geno sociograma, kuri sudaroma remiantis šeimos istorijos informacija. Ar yra kas nors iš jūsų, kurie tyrinėjo savo šeimos istoriją? Ir kai žmogus ateina į konsultaciją, mes iš pradžių įmame interviu, paskui yra sudaroma geno sociograma, kurioje mes piešiame savo giminės medį ir taip pat pradedame aprašinėti kiekvieną savo, tarkim, ar senelį, ar močiutę, savo prosenelius, renkame jų gimimo datas, svarbius gyvenimo įvykius, jeigu yra galimybė, ir aprašome ir charakterio bruožus, ir kokius jie turi talentus, ar kažkokias ypatybės. Ir tada jau mes galime tyrinėti ir stebėti, surinkę visą tą informaciją, kokie scenarijai kartojasi iš kartos į kartą. Geno sociograma parodo 5-7 šeimos kartų įvykius, kurie yra pažymėti gimimai, mirtis, santuokos ir kiti svarbus įvykiai. Psichogenealogija padeda suvokti, kaip šie įvykiai veikia dabartinį žmogaus gyvenimą, suteikdama galimybę pakeisti požiūrį į save ir savo likimą. Neišspręstos traumos ankstesnėse kartose pasireiškia kaip nepagrįstas nerimas, baimės ir kūno simptomai, tokie kaip nepaaiškinamas alkis ar raumenų įtampa. Pavyzdžiui, aš prisimenu vieną pažįstamą, kuri, visą laiką su savim nešiodavosi kažkiek tai maisto. Ir jinai bijodavo likti alkana. Ir jos rankinukė visada būdavo ar ten saldainis, ar ten, kažkokie tai batonėliai. Ir tai irgi, jeigu įsigilinus į temą, įsigilinus į praeitį, mes galime netgi pasiekti tokius laikus, kai galbūt kažkuris iš protėvių, pavyzdžiui, karo metu ar ne, neturėjo ką valgyti. Ir visą laiką, ar būdavo maisto trūkumas, ir jis visą laiką kažką tai turėdavo prie savęs, kad jeigu, vėl bus tas trūkumas, kad kažką tai turėčiau pavalgyti. Ir dabar, irgi galime stebėti tie, kurie, mėgsta kaupti maisto atsargas, pasidėti, pavadinkim, kažkokiai juodai dienai, jie, ta programa irgi gali būti susijusi kaip maisto kaupimo, kad baimė likti alkanam. Viskas labai iš tikrųjų taip pat gražiai susiejasi. Ir kadangi mūsų protėviai išgyveno skirtingus laikotarpius, tai apima ir karą, galbūt kažkas ir buvo genocidą, ar buvo ištremti į Sibirą, tai tų laikų traumos, jeigu jos nebuvo išgydytos, ir jos galėjo toliau likti kaip neuždaryti geštaltai jūsų giminės sistemoje ir gali pasireikšti ar jums, ar jūsų būsimiem ar esamiems vaikams priklausomai, kuris žmogus paveldėjo daugiau iš kokio protėvio genų. Ir tada gali pajausti, iš kažkur tai ateina kažkokia baimė ar kažkoks nepagrįstas nerimas ir nesupranti, kas vyksta su tavimi. Ir galbūt tai net nėra tavo jausmas, bet tiesiog tu esi tame energetinėme giminės kūne ir jauti, kad galbūt tai tau persidavė ir tavo užduotis šiame gyvenime yra tai atpažinti, priimti ir uždaryti tuos geštaltus tam, kad tavo protėviams jau būtų
žymiai lengviau, atsiprašau, palikuonėms būtų lengviau, bet to pačiu ir protėviams būtų lengviau. Transgeneracinis perdavimas tai šeimos nuostatų paveldėjimas. Pavyzdžiui, nesėkmingos santuokos, neištikimybė, alkoholizmas. Šios programos galėjo irgi kartotis iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, neištikimybė, ar stebime kažkokį kaip polinkį į alkoholizmą, tarkim, prosenelis gėrė, senelis gėrė, ar ten tėtis irgi gėrė, ne, visą tai irgi gali eiti iš kartos į kartą ir tai gali atspindėti irgi neišspręstas, neišgydytas, pavadinkim, transgeneracinės traumas. Taip pat tai gali būti nuolatiniai finansiniai sunkumai, jeigu žmogus susiduria su kažkokiamis pastoviomis finansinėmis problemomis. Aišku, tai gali įtakoti ir tam tikri įsitikinimai, kurie galėjo būti susiformavę ir jūsų šeimoje, arba bendraujant su socialiniu pasauliu, arba gali būti ir tam tikri įsitikinimai, galbūt einantis iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, kad pinigai ten, pavyzdžiui, nešvari energija. Irgi gali būti toksai įsitikinimas, kad pinigus uždirbti, pavyzdžiui, sunku, ar ne, čia mes galime tai truputėlį paanalizuoti, ką mes girdėdavome savo šeimoje, kokios tai yra programos. Galbūt tai apie tai kalbėdavo senelis ar močiutė, bet taip pat mes galime stebėti, ar ne, ir pas kitus, pavyzdžiui, prosenelis ten turėjo tokį, galbūt verslo gyslelę, ar ne, senelis ten turėjo, irgi buvo verslininkas, ir mes stebėme ir tokias ir gerasias savybės, tos geruosius genus, kurie irgi perdodami iš kartos į kartą. Sutapimai tarp vieno šeimos nario mirties ir kito gimimo datų. Kaip ir minėjau, kad viskas šeimos sistemoje yra susiję. Pasikartojantis likimai. Tai čia tas irgi pirmasis gali būti pavyzdys, kaip šeimoje moteris vienas, pavyzdžiui, augina vaikus. Arba gali būti, kad, pavyzdžiui, moteris anksti lieka be vyrų, pavyzdžiui, anksti numiršta vyrai. Irgi gali būti pasikartojantis likimai, irgi tam tikri scenarijai. Arba gali būti irgi toksai scenarijus, kaip anksti miršta vaikai. Irgi tai gali būti pasikartojantis. Reiškia, galbūt šeima, pati giminė sukaupė daug negatyvios, pavadinkime, karmos, ir kodėl tai vyksta. Visą tai galima analizuoti žymiai giliau ir daryti tam tikras praktikas, kad padėti savo giminės kūnui, kuriant gerus darbus, atliekant tam tikras įvairias praktikas, harmonizuojant ir tuo pačiu įnešant tą gerą vibraciją į savo giminę. Išsamų šių reiškinių aprašymą galite rasti Anos Schusenberger darbuose. Jeigu jūs negyvenate taip, kaip norėtumėte, reiškia, jūs nevaldote savo gyvenimo. Galbūt jūs gyvenate kito žmogaus gyvenimą. Ir taip irgi gali būti. Jeigu žmogus nežino savo, pavadinkime, misijos, nežino savo, su kokiamis energijomis jisai atėjo, ir nežino, kas duota nuo giminės, ne kokios energijos, ir jisai to nedaro, jisai užsiblokuoja nuo savo likimo, nuo savo misijos, nuo savo gyvenimo, ir to pasiekoje gali irgi pradėti sirgti. Jūsų gyvenimą lemia 30% jūsų asmeniniai įsitikinimai ir patirtis, ir 70% irgi jūsų protėvių patirtis. Kokios gali būti šeimoje perdodamos programos? Tęsime ir pažiūrėsime dar plačiau. Aktyviai reikštis, būti matomai ar matomam yra negerai. Kokia tai galėjo būti programa? Galbūt kažkas tokią turi programą, nes ne veltui šią parinkau. Galbūt yra žmonių, kurie,
bijo aktyviai reikštis, bijo būti matomi ir galvoja, kad, jau geriau aš ten, pabūsiu savo vietoje, per daug nesireikščiu. Ir tai yra programa nesireikšti, reikia sėdėti tyliai ir jokių būdų į save neatkreipti dėmesio. Viešai nesireikšti ir neišsakyti savo nuomonės. Ir manau, kad dauguma žmonių gali turėti šią programą. Priežastis: pas promočiutę įžymę dailininkę atėmė nekilnojamą turtą, kai pamatė, kad jie atvirai pradėjo pardavinėti paveikslus. Čia kaip pavyzdys, ne, kokia tai galėjo būti. Prieš tai, priežastis galėjo būti visai kitokia priežastis, bet tam, kad jūs susidarytumėte tą vaizdą, kaip viskas yra tarpusavyje susiję. Ir kartais mes nežinome, kodėl dauguma žmonių nepasitikė savimi, bijo išsakyti savo nuomonę, neišreiškia savęs, tai irgi gali būti susiję su mūsų giminės sistema, tai yra su mūsų protėviais. Sekantis pavyzdys. Tų pavyzdžių iš tikrųjų yra labai daug, bet aš noriu pateikti kelis pavyzdžius, kad jūs po truputėlį pradėtumėte mąstyti, analizuoti, kažką tai atpažinti jau savo sistemoje, savo gyvenime, savo šeimoje. Ir kažką tai atpažinus galima jau kažką tai pradėti keisti, kažką jau kitaip pradėti daryti. Šeimoje visi vyrai išėjo į karą, bet ne visi sugrįžo, moteris turėjo tapti stipriomis ir ištvermingomis. Viską nešti ant savo pečių. Iš to atsirado programa mažai vyrų, arba nesvarbu koks, bet svarbu, kad yra. Senelis su savo kolega pradėjo prekiauti iš užsienio atvežtą techniką. Jo kolega pavogė prekes ir visus pinigus. Programa: negalima kurti verslo su draugais ar pažįstamais. Arba sunku deleguoti darbus. Ką reiktų daryti? Pirmiausia, suprasti, kad jums gali trukdyti tie scenarijai, kuriuos patyrė jūsų protėviai. Tai jums reiktų pamastyti, paanalizuoti, kokie scenarijai kartojasi. Galbūt reikia šiek tiek daugiau laiko pasižiūrėti, paanalizuoti, kaip jūsų tėvai gyveno, kaip seneliai ar proseneliai, daugiau surinkti visų duomenų. Surasti ir kitas programas, kurios jums trukdo. Tai gali būti jūsų ir asmeniniai įsitikinimai. Išsilaisvinti nuo šių programų reiškia atlikti tam tikrus veiksmus, tam tikras praktikas, kurių pagalba mes galime išeiti iš to, pavadinkim, tų programų, surasti savyje vidinę jėgą ir talentus, sužinoti sėkmės istorijas, kurios buvo jūsų giminėje. Ir čia kaip ir paminėjau, kad gali būti tie ir neigiami scenarijai, bet taip pat gali būti ir teigiami scenarijai, kurios jūs galite paimti kaip tą energiją, kaip tą informaciją ar kažkokias tai talentus, ir pajausti, kiek jie yra jumise ir kaip jūs taip pat galėtumėte juos galbūt labiau išreikšti ir atskleisti. 4 žingsniai, kurie padės realizuoti save. Tai reiškia surasti šeimoje pasikartojančias programas. Nustatyti, ar jos yra aktyvios ar pasyvios. Sudaryti planą, kaip galima jas išspręsti. Pradėti daryti. Čia tie žingsniai, kai mes ne tik tai atpažįstame, bet kai mes turime planą ir pradedame daryti tuos pirmuosius žingsnelius, kad įvyktų pokytis. Specialistas, kuris dirba su giminės programomis, padeda išspręsti jas visuose lygmenyse. Tai yra 30% yra dirbama klasikinės psichologijos metodais ir 70% yra dirbama su giminėje esančiamis programomis.
Ir tam mes pasitelkėme sekantį metodą, tai yra ancestologinį skaičiavimą. Ir tai yra integralus metodas, kuris apjungia skirtingas žinias, būtent darbo su protėviais žinias. Ir čia naudojamas yra Pitagoro kvadratas. Yra naudojami 9 langeliai ir kiekvienas skaičiukas, jisai atspindi tam tikrą energiją. Kaip pavyzdys, kai mes žinome žmogaus gimimo datą, laikas nėra būtina žinoti, užtenka gimimo datos, pagal žmogaus gimimo datą yra atliekamas ancestologinis skaičiavimas ir jau tada mes galime pasižiūrėti, su kokiomis energijomis žmogus atėjo į šį pasaulį. Giminės energijomis. Pavyzdžiui, vienetukas ir ta energija, jinai gali būti silpnai išreikšta ir gali būti stipriai išreikšta arba išvis gali jos ir nebūti. Pavyzdžiui, vienetukas yra valdžios energija. Jeigu pas žmogų, pavyzdžiui, vienas vienetukas, tai reiškia, pas jį gali būti silpnai išreikšta ši energija ir jeigu pas jį daug vienetukų, tai žmogus gali būti ir toksai kaip ir tironas. Mes visada pasižiūrime, kaip tos energijos yra išreikštos pagal skaičiavimą. Taip pat galime stebėti pagal skaičiavimą, ar žmogus turi giminės palaikymą, ar žmogus turi paveldėtą kūrybinę energiją, taip pat sveikatą ir koks yra finansinis kanalas, ir taip pat koks yra valdžios kanalas, sėkmės. Ir visą tai mes galime apskaičiuoti ir pasižiūrėti būtent šių energijų srautus ir jeigu kažko tai nėra, mes irgi galime daryti tam tikras praktikas, kad pažadinti tas energijas, kad jas atskleisti savyje, jeigu mums kažko tai trūksta, arba jeigu jaučiame, kad per mažai energijos, arba jeigu yra per daug energijos, kad atrasti tą auksinį viduriuką. Ir taip pat pagal ancestologinį skaičiavimą mes išskaičiuojame, kokia yra asmeninė paskirtis. Kokia yra jūsų šeimoje paskirtis, jūsų giminėje paskirtis. Koks yra jūsų gyvenimo pašaukimas. Pavyzdžiui, jūsų giminės paskirtis tai yra gebėjimas būti vadovu, lyderystės ir valdžios energija. Asmeninė paskirtis padėti žmonėms. Gyvenimo paskirtis būtų būti vadovu padedančioje žmonėms sferoje. Matote, kaip gražiai viskas apsijungia, išsigrynina. Ir jau kai žmogus žino, pavyzdžiui, pas mane, asmeninė paskirtis irgi yra padėti žmonėms. Šeimos paskirtis tai yra kūryba. Ir aš labai gražiai apjungiu ir tai yra vedu seminarus, vedu konsultacijas, darau įvairias praktikas, seansus, vedu meditacijas. Ir tuo pačiu ir integravau ir neurografiką, tai yra kaip kūrybinė žmogaus išraiška. Kai mes per neurografiką irgi galime dirbti su visomis programomis, kurios susiformavo, tai yra jau su susiformavusiamis neuroninėmis jungtimis. Ir aišku, mes galime dirbti įvairiais būdais, pasitelkiant skirtingus algoritmus, bet esmė yra tai, kad mes galime būtent ir per neurografiką pradėti keisti save, savo tam tikras savybės, taip pat dirbti su praeitimi, tai yra, pavadinkime, išgydyti vaikystės traumas, vaikystės žaizdas ir taip pat ir dirbti su savo tą būseną, kuri yra dabar ir taip pat ir modeliuoti savo ateitį. Viskas priklauso, aišku, nuo to, kokia tai yra praktika. Ir labai gražiai man išsigrynino ir pasitvirtino, kad iš tikrųjų esu teisingame kelyje. Ir tai suteikia dar daugiau stiprybės ir palaikymo.
Ir toliau, kai apskaičiuojame ancestologinį žemėlapį, mes sudarome, tada mes galime perti jau prie kitų skaičiavimų, jau tokių gilesnių. Ir yra tokių būna, pavyzdžiui, situacijų, kai giminė jau pradeda užsidarinėti, ar ne, mažėja gimstamumas. Ir reiškia, kad ta giminė jau eina prie užsidarimo. Gali būti, kad joje yra sukaupta daug negatyvios informacijos, negatyvių įvykių ir jau atėjo laikas jai užsidaryti. Būna ir taip. Galima apskaičiuoti irgi įvairias situacijas, tam tikras programas pasižiūrėti, apie tai detaliau aš jums asmeniškai atsiųsiu laiškelį. Ir jūs galėsite pasižiūrėti, jeigu jūs, pavyzdžiui, domina ši tema, jūs norėtumėte labiau pažinti save, norėtumėte labiau pajausti šeimos palaikymą, giminės palaikymą ir atlikti tam tikras praktikas, jų yra iš tikrųjų labai nemažai. Tai gali būti tiek individualus darbas ir taip pat tai gali būti ir, pavyzdžiui, darbas bendroje grupėje, tam tikrame kurse, kurį šiuo metu ruošiu, irgi galėsiu su jumis pasidalinti informaciją, kadangi dabar ruduo ir kaip tik yra tas nuostabus laikas, kai mes galime pagerbti savo protėvius ir gauti jų palaikymą, gauti kaip papildomą resursą ir taip pat ir energiją, giminės sukauptą energiją, neatsisakyti, o priimti ją į savo sistemą. Ir kai jūs turite stiprų užnugarį, tai jums yra žymiai lengviau savo gyvenime siekti savo tikslų ir jums reikia palaikymo. Nes jeigu žmogus neturi palaikymo, jisai kaip tas vienas žmogus yra, kaip sakant, lauke, ne, kai mes jaučiame, kad esame ne vieni, tada mes jaučiame, kad daug žmonių yra už mūsų, tai yra ir mūsų mama, ir tėtis, ir mūsų seneliai, ir mūsų proseneliai. Aš atsimenu, mes piešėme neurografikoje, labai tokia buvo graži praktika, kaip giminės mandala. Ir iš tikrųjų, piešiant, tu gali prisiliesti prie šių energijų. Piešiant mes galime išjausti, priimti kažkokius tam tikrus vaizdinius susijusius su tą temą, pajausti, su kuriais galbūt protėviais mes turime stipresnį ryšį. Kiekviena giminės sistema turi savo patį pirmąjį protėvį, nuo kurio prasidėjo visa giminės sistema. Tai įsivaizduokite, vienas giminės yra, tokios labai senas, pavadinkime, turinčios tokias labai stipres, giles šaknis. O kitos gali būti giminės sistemos, jos šiek tiek jaunesnės. Ir irgi galima tai stebėti, bendraujant su žmogumi ir pajausti, kai kurie žmonės turi giminės palaiminimus. Jeigu žiūrėti iš astrologinės pusės, ar ne, žmonės gali turėti palaiminimus, kiti žmonės gali turėti pagal astrologiją ir giminės prakeikimus, bet tai yra tai, kai žmogus ateina į tokią giminę, reiškia kažką tai ištaisyti, kas buvo padaryta anksčiau, ar ne, arba kažkokie neužbaigtas kažkokios situacijos, ar galbūt kažkokie tai protėviai neteisingai elgiasi, ne, jeigu žmogus turi tokį dalyką savo asmeninėme horoskope, tai reiškia, jisai turi tokią didelę misiją, tai ištaisyti savo gerais darbais. Iš tikrųjų, mes dirbdami su savo giminės sistema, mes galime tuo pačiu ir savo sveikatą atstatyti ir pastiprinti. Ir dar daugiau priimti resursų ir taip pat juos sukaupti ir perduoti ir savo būsimoms kartoms ar esamoms kartoms jau. Ir visa tai yra energija, kai mes dirbame ir su protėvių energija,
kai stebime, kokios situacijos kartojasi, tai iš tikrųjų mes, tai atpažįstame ir galime pakeisti. Ir dar vieną noriu papasakoti įvykį apie tokį vieną sindromą. Tai yra, pavyzdžiui, kai vyksta kažkoks gimtadienis, kažkas atsitinka šeimoje ir numiršta žmogus. Reiškia, tokia giminė, jinai jau užsidarinėja. Ir aš asmeniškai pažįstu tokius žmonės, kurie turi būtent šį sindromą. Ir tai yra pasikartojantis sindromas. Ir prie manęs buvo priėję po vieno pristatymo. Žmogus sako, mes žinome, bus vėl tas gimtadienis ir vėl kažkas atsitiks ir kažkas tai iš žmonių numirs. Tai įsivaizduokite. Ir aš sakau, ar jūs kažką tai darote? Sako, nedarome, mes jau su tuo susitaikėme. Ar ne, jau, reiškia, žmonės tai pastebi, bet jie nežino, ką daryti. Ir iš tikrųjų mes, galime kažką tai pagalvoti, ar ne, ką mes galime pakeisti, ar savyje, ir kažkokius sprendimus priimti, pasižiūrėti, su kokiam žmogus atėjo energijomis. Ir atlikti tam tikrus skaičiavimus. Ir apie tai daugiau bus asmeninėme laiškelėje jums. Ir žinoti, su kuo mes galime dirbti, ką mes galime pakoreguoti jau dabar, kad pagerinti savo ir savo ateities vaikų likimą. Ir dar vienas momentas, jeigu žmonės negali susilaukti vaikų, tai gali būti viena iš priežasčių, kai pačiame giminės kūne susikaupė daug negimusių, pavadinkime, vaikų. Ancestologiškai tai irgi, pavadinkim tokį apitikslinį skaičių galima išskaičiuoti ir yra specialios praktikos, maldos, kai yra meldžiamasi už negimusius vaikus ir dirbam tokiu principu. Taip noriu pažiūrėti jūsų žinutes, galbūt yra kažkokių tai klausimų. Gerai, aš tada išarčiau toj sekundėlę. Atsidarysiu. Jūs per tą laiką parašykite, galbūt turite klausimų. Laukiam, ar dar yra klausimų. Taip. Yra žmonių, kurie turi savo genealoginį medį, jį sudarė ir piešia. Kažkas jau atpažino atsargų kaupimo programą. Ar ne? Tai gali būti tiek maisto, tiek ir daiktų. Gali būti tokia. Taip, kažkas mokosi dabar Pitagoro visas reikšmes. Tai čia yra autorinis metodas. Jisai turi dar ne tik tai Pitagoro reikšmes ir turi dar daugiau jungčių ir su kitais mokslais. Taip, o kol kas matau, kad klausimų bent jau nematau. Gerai, taip, o kol kas viskas aišku. Tai pereisime prie meditacinės praktikos, kad jūs galėtumėte tiesiog labiau atsipalaiduoti, pajausti savo giminės sistemą.
kiek laiko trunka diagnostika, va, matau dar klausimas. Ir iš tikrųjų, jūs, kai atsiunčiate savo gimimo datą, jinai yra padaroma atskirai ir jau tada vyksta pokalbis. Tai gali vykti, tarkim, valandą, 2. Gerai, tai tada pasiruošiame meditacijai. Taip, atsisėskite patogiai, kad jūsų nugara būtų tiesi, leiskite savo pilnai atsipalaiduoti. Įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Pajauskite savo kūną, savo kvėpavimą. Sutelkite savo dėmesį į tai, ką jūs jaučiate dabar. Kaip jaučiasi jūsų kūnas? Ar kūnas gali pilnai atsipalaiduoti, o galbūt yra kažkokių tai užspaudimų. Galbūt yra susikaupusi tam tikra vidinė įtampa. Tam, kad lengviau atsipalaiduoti, jūs galite staigiai sutraukti visus raumenis ir staigiai paleisti 3 kartus. Jūsų kvėpavimas ramus, tolygus. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu pagalvokite, kad jūsų kūnas vis labiau ir labiau atsipalaiduoja. Protas nurimsta. Jūs galite sau leisti būti momente čia ir dabar ir jausti kiekvieną akimirką, kuri apima praeitį, dabartį ir ateitį. Ir dabar pajauskite save laiko linijoje. Pajauskite šį laikotarpį, šį mėnesį, šią sekundę. Kaip jūs jaučiatės dabar? Kokios iškyla mintis, jausmai, emocijos ar vaizdiniai? Leiskite savo būti sąžiningais su savimi ir priimti bet kokias emocijas. Nesvarbu, ar tai būtų teigiamos, ar tai būtų neigiamos. Pasakykite savo, aš leidžiu savo priimti, išjausti, būti atviru su savimi. Ir čia jūs galite pajausti, kaip dar įvyksta gilesnis atsipalaidavimas, nes jums nereikia apsimetinėti prieš save. Jūs galite būti savo tokiais, kokie norite, netobulais, ne super dvasingais, o tokiais, kokie esate iš tikrųjų savo viduje. Ir tik tada mes galime pamatyti tą tikrąjį, realistinį vaizdą. O kaip yra iš tikrųjų, kai mes leidžiame savo atidengti šią skraistę ir pažvelgti giliau, sluoksnis po sluoksnio, pažvelgti, pamatyti ir priimti. Priimti save, savo charakterį, savo tam tikrus bruožus, priimti dabartinę situaciją,
Ir dabar pajauskite, kad jūs esate būtent šiame taške, kuris apima praeitį. Ir ta praeitis gali būti suvokiama daugiau nei tik, kas sieja jūsų vakarykštę dieną, mėnesį, metus. Praeitis gali taip pat sėtis ir su praeitais gyvenimais ir išgyvenimais. Leiskite praplėsti savo matymo lauką. Ir nukreipkite dabar dėmesį į ateitį. Ir pagalvokite, arba pajauskite, kiek jūs save matote ateityje ir kaip jūs matote save ateityje. Galbūt jūs gyvenate tik tai rytojumi, ar planuojate tik tai mėnesį į priekį, ar metus. Gal kažkas tai ir 10 metų į priekį planuoja. Kiti ir dar ilgiau. Pajauskite šią laiko liniją ateities, kurios dar nėra. Bet jūs, būdami šios akimirkos taške, jūs galite nukreipti savo dėmesį į praeitį, dirbti su praeitimi, nukreipti dėmesį į ateitį ir kurti, modeliuoti savo ateitį, vizualizuoti, siųsti tenai energiją arba kurti naujas neuroninės jungtis. Pajauskite, kokia jūsų sąmonė yra plati, kuri apima visų šiuos laikotarpius. Ir mes negalime nusibrėžti kažkokios tai linijos. Mes galime tik tai išeiti iš šių linijų, iš laiko ir erdvės suvokimo linijų ir prasiplėsti dar labiau. Pajauskite, kaip šį momentą jūsų sąmonė dar labiau prasiplečia. Įvyksta prasiplėtimas. Tai galite pamatyti savo vidiniame ekrane. Taip kaip jūs mąstote, kaip mąsto jūsų loginis mąstymas, kuris turi tam tikras ribas, tai yra vienas suvokimas. Kai mes apsibrėžiame laiką, apsibrėžiame vietą. Ir kai mes užsimerkiame, tada aktyvuojasi visai kiti smegenų dažniai. Ir mes galime aktyvuoti mūsų dvasinį pasaulį. Mes galime išeiti iš laiko ir erdvės suvokimų, prasiplėsti, išaugti ir pajausti begalybę savo viduje. Pajauskite, kaip iš šio taškelio, iš dabarties, mes apimame viską. Ir šioje būsenoje pagalvokite, kad jūs turite šaknis, kad jūsų kojos yra prispaustos prie žemės. Ir pastebėkite, pasižiūrėkite, o kokios yra jūsų šaknis. O jūsų šaknis tai yra ryšys su protėviais. Leiskite, kad ši informacija ateitų kaip vaizdinys. Galite užduoti savo klausimą, kaip atrodo mano šaknis. Ir pats pirmasis vaizdinys, ar supratimas, ar vidinis žinojimas yra pats teisingiausias.
Ir dabar pagalvokite, ar aš priimu savo giminės resursus. Ar aš tikrai juos pilnai priimu? O galbūt aš galiu priimti dar daugiau, kad išspręsti tam tikras savo gyvenimo situacijas. Galbūt uždaryti kažkokius tai geštaltus, pereiti į tam tikrą, kitą lygmenį, išeiti iš tų pasikartojančių giminės scenarijų. Užduokite savo šios klausimus ir leiskite, kad ateitų atsakymas. Galbūt tai bus kaip vaizdinys ar vidinis žinojimas. Jeigu atsakymas, kad nepilnai priimu, užduokite sau sekantį klausimą, ką aš galėčiau padaryti, kad sustiprinčiau savo ryšį su protėviais ir kad galėčiau priimti daugiau energijos, kad gaučiau giminės palaikymą, kad gaučiau giminės palaiminimą, kad turėčiau stiprią giminės apsaugą. Ir palaukite, kol ateis atsakymas. Galbūt jūs pamatysite vaizdinį. Galbūt kažką tai pajausite kūnu. Gal ateis vidinis žinojimas. Jūsų kvėpavimas ramus, tolygus. Pagalvokite, kad jūs esate savo viduje, savo sistemoje ir kad jūs visada galite kreiptis į save, į savo vidų, savo vidinį pasaulį, kad gauti tuos tikruosius atsakymus. Galbūt atsakymai ateis iš karto, arba paskui ateis kaip žinutės, kaip visatos siunčiami jums ženklai per kitus žmones, arba per knygas, ar per kitus informacijos šaltinius. Ir dabar užduokite sekantį savo klausimą. Ką aš galiu padaryti dėl savo giminės sistemos? Pamedituokite į šį klausimą, išjauskite. Ir stebėkite, kokie iškyla vaizdiniai, kokios žinutės ateina ar įžvalgos. Labai gerai. Ir dabar savo vidinėme ekrane vizualizuokite priešais save medį.
Pagalvokite, kad tai yra jūsų giminės medis. Pasižiūrėkite, kaip jis atrodo. Ar jūsų medis klestintis? Ar jūsų medis vystantis? Prisilieskite prie šio medžio, lyg prisiliesdami prie savo giminės sistemos. Pajauskite ją. Pajauskite, kad jūs prisiliečiate prie kažko labai sakralaus, su meile, pagarba, dėkingumu. Ir čia jūs galite paprašyti savo giminės sistemos, galbūt kažkokios pagalbos ar apsaugos. Suformuokite savo asmeninį prašymą. Ir padėkokite. Iš lėto pajauskite, kad jūs sugrįžtate į save. Į šią akimirką, kuri apima praeitį, dabartį ir ateitį. Jūsų sąmonė yra galinga ir ji gali keliauti. Ji gali prisiliesti prie šventų, sakralių dalykų, sistemų. Pajausti per save tekančią giminės sistemos energiją. Pajausti, kaip aktyvuojasi tie gerieji genai, kaip jie atsiskleidžia. Pajausti, kad esate ne vieni, kad esate mylimi ir palaikomi. Nes kiekviena giminės sistema nori, kad ji augtų ir klestėtų. Ir kelis kartus ramiai įkvėpkite, iškvėpkite ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite. Ir pasidalinkite savo pojūčiais. Kaip jūs jaučiatės.
Iš tikrųjų, galima pajusti, kad grįžome ir tokia lyg užsipildė energijos. Labai ėjo energija. Ir kaip mes dirbame su įvairiomis energijomis, būtent iš protėvių mes galime gauti palaikymo energiją, kas irgi yra labai mums svarbu. Palaikymą, apsaugą, resursus. Kas dar norėtų pasidalinti? Tai visą informaciją aš jums išsiųsiu elektroniniu paštu ir jeigu jūs turėsite asmeninių klausimų, galėsite man parašyti. Jurgita rašo, vakar turėjau meditaciją su giminėm, tai mačiau iškirstą medžio kelmą, o šiandien kūnas yra sustingęs, žandai dega. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs pamatėt nukirstą ar ne medžio kelmą, tai irgi gali būti diagnostinis vaizdinys. Ir čia jau reiktų labiau individualiau pasikalbėti, ar ne, apie pačią giminę, ką tai galėtų simbolizuoti tas vaizdinys jums ir visai giminės sistemai. Ir galiu pasakyti, iš atsiliepimų iš kitų žmonių, kas dirba su protėvių energija, tai iš tikrųjų sveikata gerėja, stiprėja, moteris jaunėja, gražėja ir tuo pačiu gali labiau save atskleisti, realizuoti, tuo labiau, kai žino, kur tiksliai nukreipti savo dėmesį, į kokias sritis. Kai žino, kokias energijas turi, iš karto atsiranda aiškumas, o kaip aš galiu veikti, atsiranda toksai ir pasitikėjimas. Ir jeigu yra kažkokių tai, tarkim, tų neigiamų programų giminėje, yra būdai, kaip galima jas transformuoti, kaip jas galima padaryti teigiamomis, uždaryti, pavadinkime, geštaltus, kad tos situacijos nesikartotų jūsų giminės sistemoje. Taip, meditacijos metu įėjau į gilų transą, keletą kartų vos nenukritau nuo kėdės. Nuėjau iki senelio ir mamos. Taip, iš tikrųjų, tas praktikas, kurias aš jums specialiai paruošiu, būtent šiam laikotarpiu, tai yra rudeniui, kai mes galime pastiprinti, pagilinti tą ryšį. Aš su jomis pasidalinsiu ir pakviesiu, jeigu jūs norėsite, galėsite prisijungti ir kartu atlikti praktikas. Taip, gal dar kažkas nori pasidalinti. Taip pat jūs galėsite palikti ir savo žinutę, savo komentarą ir po šiuo video. Taip, dėkoju. Taip, aš netgi esu atskirai įrašiusi dar, ačiū Erlanda, kad priminėjai, esu įrašiusi trumpą meditaciją ir giminės neurografinio piešimo pamokėlę. Tai irgi nuostabi praktika, kas norėtų pamedituoti ir tuo pačiu nupiešti savo giminės medį. Tai šią praktiką irgi su jumis pasidalinsiu. Jeigu jūs norėsite asmeninės konsultacijos ar pasiklausite asmeniškai, tai rašykite man. Dėkoju už jūsų dėmesį ir linkiu visiems gražios dienos.